Aš manau, kad komunikacijoje keičiasi tik tai pats turinys. Visada yra komunikacijos planai, kažkokie tai įvaizdžio kūrimai ir poreikiai, kuriuos reikia atliepti. Ir yra tos modelinės situacijos, kurias būtent ir išmoko šitoj studijų programoje atpažinti ir išmoko, kaip su jom tvarkytis. Strateginė komunikacija yra žinių rinkinys, kuris padeda įvairiose situacijose pasirinkti, kaip elgtis, ką kalbėti, su kuo kalbėti. Visa tai ateina iš žinojimo, kas ir kaip veikia žmonės, koks informacijos pateikimas jiems yra svarbus ir kaip tai pritaikyti skirtingose situacijose. Mitas būtų, kad strateginės komunikacijos ekspertai yra influenceriai, nes taip nėra ir čia yra tik tai labai siauras sritis. Komunikacijos ekspertai daro daug daugiau dalykų. Pavyzdžiui, kuria komunikacijos planus įmonėms ar organizacijoms. Gali konsultuoti apie komunikaciją, gali rengti pranešimus spaudai, gali būti viešųjų ryšių atstovai. Tikriausiai būtų užkandukų lėkštė, kur gali paragauti visko po truputį ir tada nuspręs, kas tau labiausiai patinka.